Sveiki, čia Andrius Užkalnis ir mano laida Užkalnio žmonės ir charakteriai. Laida apie jūs ir tuos kitus. Žinot, kodėl apie tuos kitus? Pagalvojot kada nors, ką reiškia tie kiti? Jeigu mes pasakytume laida apie jūs ir kitus, koks būtų skirtumas? Sunku apibrėžti, bet tikriausiai čia kaip be artikelio anglų kalboje. O jeigu mes pasakysim apie tuos kitus, tai bus jau definite article, the others, ir tai reikš, kad mes kalbame apie kitus, kurie jau mums yra žinomi, nes mes jau juos esame aptarę. Jie yra mūsų jau žinių lauke, jie mums yra jau pažįstami. Ir tai yra tas atvejis, kai anglų kalboje yra taikomas definite article, tai yra the. Apie anglų artikelius, aš žinau, kad čia ne apie kalbą laida, o apie psichologiją, bet yra labai, kaip su psichologija siejasi, tai yra vienas labai didelis toksai, net nesusipratimas, bet misinformacija, netaisyklinga informacija, kur žmonėms yra įkalama nuo mažens, nuo universiteto, nuo jaunystės, kad žinokit, anglų kalboj artikelių išmokti neįmanoma taisyklingos vartosenos. Anglų kalboj neįmanoma išmokti artikelių, čia jeigu jūs negimėt anglų, tai niekada ir nesuprasit. Tai yra iš psichologinės pusės įsikalbėtas, įsisąmonintas bejėgiškumas iš vienos pusės, kai žmonės pradeda galvoti tai, kas visiškai nėra tiesa, todėl kad jiems taip pasakė ir kartojo, įkalė tokį bejėgiškumą. O iš kitos pusės tai yra toksai gynybos mechanizmas iš netikusių pedagogų, netikusių mokytojų ir dėstytojų, kurie patys buvo netinkamai išmokyti, jų neišmokė normaliai mokyti kalbos ir jų pačių neišmokė kalbos normaliai. Jie yra tam tikrą prasme kaip ponė opozicijos lyderė Cichanouskaja, kuri yra dirbusi anglų kalbos mokytoja, bet pati praktiškai nepašneka angliškai. Aš žinau, kad aš šitą dažnai naudoju pavyzdį, gal todėl, kad ta ponė yra pakankamai erzinanti, nes jinai čia buvo pristatoma kaip tikra išrinktąja Baltarusijos prezidentė ir kai tik jinai prašneka bet kurią kalbą, tai jinai yra visiškai durna. Ta prasme, jinai yra klasikinis pavyzdys tipo gero žmogaus, kuris yra geras tik tai todėl, kad jisai yra prieš blogą žmogų, bet jinai yra durni. Jinai yra visiškai, jokios neturi kompetencijos, jinai buka kaip kaladė. Bet baisiausias apie ją, aišku, dalykas, kad jinai mokė vaikus anglų kalbos, pati tos kalbos nemokėdama. Tai yra sakyti, kad angliškų artikelių negalima išmokti. Tai gynybos mechanizmas, sakau, iš netikusių pedagogų, kurie galvoja, kad kurie renkasi taip aiškinti savo pačių negalę. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus nesugebėjo išmokti plaukti arba važiuoti dviračiu, jisai eina ir visiems sako, kad bet žinokit, neįmanoma išmokti. Ta prasme, neįmanoma išmokti dviračiu važiuoti, neįmanoma išmokti plaukti, niekas nemoka plaukti. Čia tie, kas sako, kad moka plaukti, tai jie nieko nemoka ir taip toliau ir panašiai. Labai patogu ir gera yra, kai sunkvežimis, kuris ir taip platus, dar ir išvažiuoja iš savo juostos. Bet tai čia tokia smulkmena, kurią šiaip sau paminėjau. Gerai, mes tęsiam laidą ir kalbėsimės šiandien apie
antisocialų asmenybės sutrikimą ir apie asocialumą. Tai labai panašiai skambantis dalykai, tačiau vienas yra konkretus mokslininkų išnagrinėtas, apibrėžtas dabartinis dalykas, o kitas dalykas yra politinė ideologinė koncepcija ateinanti iš sovietinių laikų. Panagrinėkim, kas buvo, sakykime, prieš kokią dar 40 ar net 30 metų, kai kalbėdavo, kai apie žmogų atsiliepdavo kaip apie asocialų asmenį. Net buvo toks laikas, kaip pavyzdžiui Rusijoje prostitutės įvardindavo kaip žmonės, kaip asmenis su sumažinta socialinė atsakomybė. Tai čia tokia eufemizmas toksai. Asocialumas būdavo sovietiniai sistemoje įvardinamas. Asocialumas buvo sovietiniai sistemoje įvardinamas, pritaikomas žmonėms, kurie galėjo būti dviejų tipų. Pirmiausia, tai galėjo būti žmonės, kurie atsidūrė gyvenimo pakraštyje. Tai yra, sakykime, yra bomžai. Bomžas, tarp kitko, yra terminas, kuris yra sutrumpinimas iš be apibrėžtos gyvenamos vietos, bez определенного места жительства. Ir tokie žmonės buvo vadinami bomžais. Tai buvo sovietinis eufemizmas benamiui. O jeigu žmogus yra benamis, tai tikriausiai jisai nepritaikytas ir kitiems socialinio gyvenimo aspektams. Tai yra, jisai tikriausiai yra nešvarus ir nemaloniai kvepiantis. Jisai yra ten tikriausiai kokia suvelta purvina barzda, nesiskutęs. Jisai tikriausiai, kas dar bus? Jisai bus nešvariais drabužiais, seniai nesiprausęs, matomai nešvarus veidas, ten kokie pajuodę nagai, nešvarios rankos, ir prie jo nelabai norisi liestis ir nelabai norisi būti šalia. Jisai gyvena kur nors žiemą, ten nakvoja, kad nesušaltų katiliniai, gal gyvena kokiose nebaigtose statybose, ten slepiasi nuo lietaus, arba apleistose namuose, be prijungtos energijos ir be vandentiekio ir be kanalizacijos. Toksai dar, jeigu mes kalbėsim apie terminą skvoteriai, tai yra tie žmonės, kurie užima nelegaliai kitų žmonių tuščią arba neapgyvendintą nekilnojamąjį turtą, tai čia skvoteris tik tai dar blogiau, dar labiau toksai apsileidęs lygis. Tai sovietiniais laikais buvo vienas iš aprašymų būtent asocialų. Tai tuos žmonės vadino asocialais. Tačiau kitas terminas, kuris pasireikšdavo jau nuo vaikystės, nes mokytojai arba save vadinantis mokytojais ir pedagogais, tie reiškia patologiniai individai, kurie dirbdavo mokykloje, aš neatsitiktinai sakau patologiniai individai, kadangi
sovietinių laikų pedagogas, tai yra labiau diagnozė negu profesijos aprašymas. Tie žmonės, kaip ir saugumo darbuotojai arba kaip kai kurių kitų profesijų, ten sovietiniai psichiatrai, jie turėjo būti tam tikrą prasme pažeisti, arba žmonės eidavo labai dažnai į mokytojo profesiją, todėl kad buvo žiauriai lengva tenai įstoti ir į pedagoginį priimdavo netgi tuos, kurių niekur kitur nepriimdavo. Arba tai buvo asmenys, kurie ateidavo iš jau traumuotos vaikystės, traumuotų šeimų, dažniausiai iš pedagogų kitų šeimų ir kurie, šiaip ten buvo toks variantas, kad būti nepilnamečių kolonijos prižiūrėtojų svajonė, bet dirbti mokykloje ir rodyti savo autoritetą ir rodyti valdžią tiems, kas negali pasipriešinti. Ten, iš tikrųjų, tai ta prasme, tai nebuvo nei gera profesija, nei labai dažnai tai nebuvo geri žmonės. Bet apie sovietinius pedagogus mes kada nors dar pašnekėsim atskiroj laidoj, todėl kad čia yra atskira tokia problema ir atskiras fenomenas. Tai yra žmonės, kurie yra iš geros profesijos, nes mokytojas tai yra kilni, gera, įgalinanti profesija, tačiau jie dėl vienų ar kitų priežasčių patenka į tokią labai sunkią situaciją, todėl kad jie yra nežmoniškame režime, kur yra niokojami, naikinami ir kitaip iš jų jie yra žeminami ir jie žemina kitus ir užima tokią vietą, kaip kokie lagerio prižiūrėtojai ar dar kažkas tai panašaus. Bet aš čia per daug jau šneku apie tą temą, kurios mes šiandien nagrinėsim. Tai va, nuo vaikystės, paauglystės pedagogai sakydavo sovietiniais laikais ir truputėlį jau tiems laikams pasibaigus, sakydavo, kad tu asocialus kam? Sakydavo tiems, kas nesirengia taip kaip mano esant reikalinga, išsišoka savo drabužiais, išsišoka savo šukuoseną, kokiai nors Šiaurės Korėjai lygi šiol yra nelegalu išsidirbinėti su kokia tik nori šukuosena. Yra nustatytos šukuosenos ir prašom jomis ir naudotis, jomis ir kirptis. Ten nėra tokių, kad gali nuvaryti ir paimti ir nusidažyti plaukus arba susišiaušti arba dar ką nors panašaus padaryti. Tai šukuosena, tai tikriausiai elgesys, sakykime, mokykloje uždavinėti klausimus ne tokius, kokius reikia, arba tokius, nuo kurių mokytojas pasimeta. Ir dar asocialiais buvo vadinami tie vaikai arba paaugliai, kuriems buvo geriau vieniems, kurie nenorėjo būti su kolektyvu, kurie nenorėjo jungtis prie kolektyvo ir kurie nenorėjo jungtis prie kažkokios tai kolektyvinės bendros veiklos, kuriem labiau patiko būti patiems. Tai čia kaip lengva suprasti, mes kalbame tiesiog apie vaikus intravertus. Mes daug esam kalbėję apie intravertus ir ekstravertus ir mes galim prisiminti tokį dalyką, kad buvo itin populiaru ir itin paplitę kalbėti apie intravertus kaip apie defektyvius. Tai yra intravertas, tai yra feilintas ekstravertas. Reiškia, normali ekstraversija, žmogus, kuris nori jungtis prie kolektyvo, nori būti su kitais, jisai yra normalus.
O tas, kuris nenori šito daryti, tas, kuris nori būti savo vienas, kuriam užtenka jo paties kompanijos, tas yra probleminis. Tas turi, kaip net buvo sakoma, ekstraversijos deficitą. Ir buvo tokių psichologų ir vaikų psichologų, mokslininkų su laipsniais, kurie siūlydavo, reiškia, tokį būdą, kad vaiką reikia diagnostiškai galima nuvesti į vaikų žaidimų aikštelę ir stebėti, kaip jisai elgsis. Jeigu jisai kaip mat ima siekti bendrauti su kitais vaikais ir žaisti su kitais vaikais, tai viskas tvarkoja, jisai sveikas. O jeigu jisai, pavyzdžiui, sėdi pats savo, ar kažką daro pats, ar skaito pats, ar gilinasi į save patį, ar eksplorina aplinką, tai jį reikia gydyti. Jisai yra ligoniukas, jisai turi problemų. Tokie dalykai buvo sakomi dar kokiais 80-ais, 90-ais metais ir daug kas tai buvo sakoma ir ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir buvo sakoma taip vakaruose. Nors vakaruose tikrai reikia pripažinti, kad to buvo mažiau, todėl kad individo vertė visą laiką buvo didesnė, individas buvo priimamas kaip vis dėlto laisvos visuomenės pagrindas ir jungtis ar nesijungti į kolektyvą buvo priimama kaip, sakykime taip, kaip teisė, o ne kaip pareiga. Kažkokios tai ypatingai pareigos tame nebuvo numatyta ir nebuvo suformuluota. Tai buvo būtent teisė. Tačiau Sovietų Sąjungoje ir sovietiniais laikais nenoras bendrauti su kitais, nenoras jungtis į kolektyvą, noras būti individualiam ir noras būti individualistu. Ypatingai atkreipkim dėmesį, kad individualistas buvo įvardinamas buvo apibrėžiamas kaip tam tikras neigiamas apibūdinimas. Tai buvo neigiama konotacija individualizmas. Jeigu tu esi individualistas, su tavim kažkas yra ne taip. Tu turi problemų, jeigu tu esi individualistas. Normalūs žmonės individualistais žinokit nebūna. Normalūs žmonės yra kolektyviniai, nes gražiausia yra, kai visi yra kartu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiose mylimose dainų ir šokių šventėse, kaip dainų šventės Lietuvoje, tik labai nedaugelis žmonių gali būti individais. Tai yra būtent dirigentai, o solistų ten beveik praktiškai kaip ir nėra. Nei solistų šokėjų, nei solistų atlikėjų. Jeigu dainavimas, tai jisai yra chorinis, jeigu šokiai, tai jie yra kolektyviniai, visi kartu. Tai yra toksai suformuojamas mini arba net ne mini sociumas paremtas bendrumu, kur tu esi tik tai aktorius tokiam bendram žaidime arba bendroj veikloj. Ir atkreipkite dėmesį būtent bendroj veikloj, todėl kad kas yra padidinta dainų šventė. Tai yra kokios nors Šiaurės Korėjos arba Kinijos didžiulės šventės, kur yra kiekvienas žmogus yra redukuojamas iki taško, iki kepurės savo dydžio ir iš jų daromos jau visokios spalvotos mozaikos arba lyderio portretas.
kuo daugiau veikėjų tokiame paveiksle, tuo smulkesnis, nereikšmingesnis yra kiekvienas individualus veikėjas. Ir tenai irgi būti išsišokėliu, na, tai yra tam tikras asocialumas. Ir dirigentas buvo priimamas kaip jau individas, arba chorinis dirigentas, arba orkestro dirigentas, na, todėl, kad dideliam kolektyvui vis tiek reikia, kad kažkas tai diriguotų, kad kažkas tai vadovautų. Aišku, visai šaliai vadovauja būtinai vienas žmogus, pats išmintingiausias ir pats reikalingiausias ir pats svarbiausias. Na, bet ir ten chorui gali kažkas tai vadovauti ir niekur nuo to nesidėsi. Pavyzdžiui, laivui reikia kapitono. Ir buvo priimtina tai, kad laivui reikalingas kapitonas, kažkas tai vienas, kuris priiminėja sprendimus. Buvo sovietiniam karo laivyne, tarp kitko, buvo dar vienas dalykas, kad nebuvo jiems labai gerai su tokia idėja, kad uždaroj pakankamai apibrėžtoj erdvėj, tokioj kaip laivas, yra vienas vadas, nuo kurio viskas priklauso. Tai buvo jo pavaduotojas politiniams reikalams, tai yra zampolitas, tai yra partijos veikėjas, kuris yra nominaliai antras, bet jo galios buvo prilygintos iš esmės kapitono galiai. Jisai galėjo ten kapitonui kažką tai uždrausti daryti, bent jau taip skaitydavosi. Kad nebūtų vienas žmogus, vienas individas absoliučiai individualiai už viską atsakingas, nes, kaip čia bus kolektyviniai visuomeniai. Iš ten atsirado ir kolektyvinio visuomeniškumo kultas, tai yra viena galva gerai, bet daug galvų geriau. Tradicija priiminėti sprendimus komitete, kad būtų daug žmonių. Ir individai buvo išimtis, kai jau buvo neįmanoma to dalyko išvengti. Tai kokie nors didelių mokslinių projektų vadovai, kur reikalingas vienas proveržiui, kur iš tikrųjų reikalingas vienas drąsus protas ir niekur nuo to ypatingai nesidėsi. Ir buvo su tuo sutinkama ir toks dalykas būdavo priimamas. Jisai buvo toleruojamas. Arba, sakykime, koks nors chirurgas, kuris ypatingai atsakingoje situacijoje, jau jisai vadovauja, ten nėra kolektyvinio vadovavimo. Vienas chirurgas operacijai priiminėja reikalingus sprendimus. Niekur nuo to nesidėsi, nieko su tuo nepadarysi, todėl kad tai yra, taip dėja reikia ir niekaip kitaip būti nelabai gali. Va, ir kai būna tokia situacija, tai net ta kolektyvinė visuomenė priima individą, bet visais kitais atvejais individo nereikia ir individas yra blogai ir individas yra kažkas tai vengtino ir neteisingo, nereikalingo, ne to, ko mes gyvenime norime. Ir jeigu tu esi individualus, tu esi išsišokėlis, tu esi keistuolis, tas žmogus keistas, reiškia jisai nesielgia taip, kaip jisai nekalba taip, kaip mes iš jo tikimės, jo
mintys yra keistos, jo yra idėjos keistos, jo netgi pats domėjimasis yra keistas. Mes, kai darėm apie sovietinę psichiatriją laidas su daktaru Rabinovičium, tai vienas iš dalykų, kuriuos aš visą laiką mėgstu prisiminti ir dar kartą priminti, kad kai žmonės ruošdavo psichuškiai arba kai formuodavo pagrindą, kad galima būtų uždaryti į psichuškę, tai kiekvienam žmogui tokio, sakykime, disidentinio tipo ar panašiai būdavo iš anksto prigalvojama tam tikrų dalykų, kurie turėjo būti, tie dalykai, jie turėjo būti pagrindas, kad galima būtų paskui surašyti diagnozę. Diagnozė tai buvo lėtos tėkmės šizofrenija vadinama, čia vėlgi neteisingas pavadinimas, nes reikia sakyti skizofrenija, bet čia šneka ne apie tai, bet reiškia reikėjo suformuoti kažkokį tai pagrindą, kad būtų ligos istorijoje tam tikrų aplinkybių, kurios paskui padėtų žmogui surašyti lengvai diagnozę. Ir tarp diagnozių buvo ir vadinamas asocialus elgesys, iššaukiantis arba netinkamas rengimasis, netgi tokie dalykai kaip netvarkingai sušukuoti plaukai, susivėlę plaukai, netaisyklingai užsegami marškiniai. Pavyzdžiui, kai jūs nepataikote ten per vieną marškinių užsisekti, tai jau galėjo būti tas dalykas, jeigu gydytojas sugalvotų jums užrašyti, o jeigu net jūs toks neateinat, jūsų gali visiškai nekaltai paklausti, ar būna jums taip, kad užsisakstot neteisingai marškinius. Žmogus pasako, jo, tikriausiai yra buvę. Aha, yra buvę, gerai. Ir vienas iš dalykų buvo liguistas domėjimasis dalykais. Pavyzdžiui, filatelija, alaus kamštelių rinkimas, kokius čia dar mes galim sugalvoti dalykus. Tenai perdėtas domėjimasis istorija. Tai yra namuose neproporcingas, netinkamas, per didelis, čia aišku, visi žmonės paklaus. O koks yra per didelis kiekis istorijos knygų namuose, kiek galima? Kad nėra niekur nustatyta, kiek galima. Jeigu jūs reikės prievartiniam gydymui uždaryti, tai kiek turit tų knygų, tiek jau ir bus negalima. Arba netgi neproporcingas gilinimasis į kūrybą, sakykime, meninę kūrybą. Kodėl jūs rašote eilėraščius, ta prasme, čia norit ir knygą išleisti, kiek, o jūs esat poetas, jūs esat rašytojų sąjungoje. O jūs rašot knygas, o tai kas jums leido rašytas knygas? Jūs specialiai mokėtės literatūros institute, kad jūs galite rašyti knygas. O rašytojų sąjungoje jūs esate. Tas pats galima su bet kokia kūryba, ir tapyba, arba dar kažkas. Tai jeigu tik dalykas yra individualus, jeigu tik jisai yra kažkaip tai nevaliduotas visuomeninio konsensuso, reiškia, jisai jau yra nenormalus, jisai reiškia asocialumą ir potencialiai jums galima būtų įrašyti diagnozę. Ir todėl, kai žmonės girdi apie kitą dalyką, kuris yra visiškai, kuris ateina jau iš vakarietiško mainstreamo ir kuris yra totaliai
toksai, apie kurį mes šnekam kaip apie sveiką diagnostiką, sakykim taip, kai mes šnekam apie antisocialų, ne asocialų, bet antisocialų asmenybės sutrikimą, tai daugelis žmonių, ypač tokiuose populiariuose domėjimosi sferose, galvoja, kad čia yra tas pats. Kas yra sociopatija, kas yra antisocialus asmenybės sutrikimas? Antisocialus asmuo yra toksai, kuris nesilaiko vienos paprastos elgesio normos, kad tu gali elgtis kaip tik tai tu nori, kol tu netrukdai kitiems ir kol tavo veiksmai nesukelia pagrįstos, apibrėžtos kažkokios tai žalos kitiems. Antisocialai yra žmonės, kurie dažniausiai jų didžiausia populiacija yra kalėjimuose ir nusikaltėlių tarpe, todėl kad jiems mažiausiai galioja, jie nejaučia, kad jiems yra pritaikomos socialinio elgesio normos, kurios nustato mūsų socialinį sugyvenimą su kitais žmonėmis. Ir kokie čia būtų pavyzdžiai, kad pavyzdžiui, negalima vogti. Negalima vogti, todėl kad tas dalykas yra ne tavo. Jeigu kitas žmogus turi nuosavybę, tu jos negali pasisavinti. Antisocialai negalvoja, kad jiems galioja šitą taisyklę. Jie tiesiog gali nueiti ir pasiimti, pasivogti arba atimti. Normalus žmogus supranta, kad pavyzdžiui, lytiniai santykiai yra ar kažkoks švelnumas yra tarp žmonių, kurie abudu sutinka šitam dalykui, kurie abudu nori šito dalyko, kurie neprieštarauja jam. Jisai nemato tokio dalyko, tokios normos. Jam norisi barškintis, jisai mato moterį ar ten mergaitę, kurią gali priversti taip elgtis ir jisai ją privers taip elgtis. Žmonės kiti supranta, kad pavyzdžiui yra tokia socialinė norma, kad tu negali manipulacijos būdu arba apgaulės būdu iš kito žmogaus išgauti gero, kažkokio tai gerybių ar dalykų, kurių tau galbūt norisi, bet tu gali juos išmanipuliuoti. Pavyzdžiui, geras labai pavyzdys, tai rašė apie kažkokią tai, man atrodo, ar tai Amerikoje ar Britanijoje buvo kažkokia tai pyzda, kuri 2 metus vaikščiojo ant Tinderio deitų ir nemokamai maitinosi vakarienėmis. Reiškia, tiesiog jinai nueidavo ant pirmo deito su sąlyga, kad jai nupirks vakarienę vaikinas arba vyras, kuris, galvoja, kad čia, reikia nupirkti, todėl, kad jinai prašo, o paskui gal gaus pasipisti, ta prasme, gal čia kažkas tai ir išeis iš šitų santykių. Iš tų santykių niekada niekas neišeidavo, jinai tiesiog eidavo kasdien vakarieniauti ir kažkas tai kitas jai šitą sumokėdavo. Aš nesakau, kad yra socialinio kontrakto dalis, kad jeigu tau nupirko vakarienę, tai tu paskui kažkam turi duoti, bet apsimetinėti, kad yra kažkoks tai galintis vesti į romantinį susidomėjimas, žinant visiškai aiškiai, kad jokio romantinio susidomėjimo ten nebus, tai yra tiesiog žmogaus
žmogaus apgaudinėjimas, žmogaus mulkinimas, jeigu taip galima pasakyti. Kodėl galėtų būti negalima taip pasakyti, nežinau. Vienu žodžiu, mulkinimas ir tiek. Tai čia irgi toksai asocialus elgesys. Tarp kitko, ir iš kitos pusės, ir iš vyriškos, ten visokios primityvios manipulacijos pažeidžiamomis merginomis, kurios yra silpnoje pozicijoje. Tai irgi yra lygiai toks pat, sakykim taip, lygiai toks pat antisocialus elgesys. Tai yra mulkinimas ir apgavystė. Iš esmės, tai irgi socialinių normų nepaisimas. Todėl, kad žmonės paprastai turi tokį bendrą supratimą, mes visi turim, kad jeigu mes kažką tai pažadam, mes turim tai padaryti. Arba bent jau mes turim rimtų ketinimų tai padaryti. Aišku, gal kažkada tai kažkas tai nesigauna ir taip toliau, bet mes nežadam dalykų, kurių mes nesiruošiam daryti. Jeigu paimam kažkieno tai pinigus ir su tais pinigais pasakom, kad jam kažką tai nupirksim, nes mes tiesiog važiuojam tą kryptimi, ir paimti tuos pinigus ir negrąžinti ir neatvežti prekių, tai yra tiesiog apgavystė. Ir antisocialus asmuo neturi jokios problemos su tuo. Jisai nejaučia empatijos ir jam visiškai negroja, kaip tas kitas žmogus jaučiasi ar kokioj pozicijoje tas kitas žmogus yra. Jam visiškai nereikia tokiais dalykais rūpintis. Jisai neturi to jautrumo, jisai nesupranta. Ir psichologai nurodo vieną labai tokį gerą pavyzdį. Įsivaizduokit, kad kažkas ateina į darbą pavėlavęs, jisai pavėlavo pusę valandos ir jam ten kažkas ir sako, atsiprašau, aš pavėlavau į darbą, ir jam sako, kodėl tu pavėlavai, kas atsitiko, jisai sako, žinai, aš vedžiojau ryte šunį ir mano šuniuką numušė mašina ir viskas, šuniuko nebėra. Ir normali reakcija būtų užuojauta ir supratimas, kad tu siaubas, kaip baisu, kaip tu jautiesi, tu tikriausiai turi labai nekaip jaustis šitoj situacijai. O antisocialus asmuo, sociopatas, pasakytų, o koks šis šuniukas buvo, o tu brangiai už jį mokėjai, o tai dabar tau reikės kito šuniuko, ne? O kokios veislės buvo? O veislinis? Tai brangesnis buvo. O kokia mašina numušė? Ir panašus klausimai liudija apie tai, kad tu visiškai nesi toj teritorijoje, kur tu kažką tai supranti apie tą žmogų, kuriam atsitiko tokia nelaimė, atsitiko toks dalykas. Ir žmonės, kurie klausinėja, apskritai, kai jūs pasakot apie kažką tai, kas jums atsitiko, ir žmonės, kurie klausinėja ne į temą, tikriausiai turi tokių būtent sociopatinių tendencijų, kadangi jie nesupranta, kaip jūs jaučiatės ir nesupranta, kokioj pozicijoje jūs esate. Pavyzdžiui, duosiu kitą pavyzdį, man uždarė mano pagrindinį seniai daug metų turėtą Facebooką ir Instagramą, todėl kad,
nekartą būdavo suspenduota, heiteriai skųsdavo, dabar vėl paskundė, gudriai prirašė ten tam tikrą kaltinimą tenai arba įtarimą. Kadangi šitos dalykus Facebook'e vertina dirbtinis intelektas, o ne žmonės, tai ten automatiškai buvo priimtas sprendimas uždaryti akauntą visiems laikam. Šiaip Facebookas laikas nuo laiko daro didelius akauntų uždarimus, ten uždarinėja visokius feikinius akauntus, botus. Nepasakyčiau, kad pakankamai, nes pagal tai, kiek jų daug yra, bet uždarinėja pakankamai daug. Ir aš įtariu, kad tikriausiai galėjo būti toks dalykas, kad aš pakliuvau į vieną tokių valymų, kadangi yra žmonių ir yra žmonių Lietuvoje, kurie manęs ypatingai nemėgsta dėl vienos ar kitos priežasties ir mane uždarė. Bet aš apie ką dabar sakau? Yra dviejų tipų žmonės. Vieni žmonės sako, oi, tai kaip tau dabar reikės, ar tau turės įtakos tavo pajamoms, nes ten buvo pakankamai daug žmonių, dideliai auditorijai. Kiti žmonės sako, oi, bet tai tu kursies naują, nes tau reikia, ar tu kažką tai kitą plėtosi, ar kaip čia bus, kokia čia dabar bus tau situacija ir panašiai. Tai gal atkurs tau ar panašiai. Ir čia yra normalūs klausimai. O yra klausimų, už kuriuos tiesiog žmonės norisi baninti iš savo aplinkos. O tai ką tu konkrečiai parašei, o tai kaip jie konkrečiai apskundė, o tai ką konkrečiai parašė. Kokiu tu, tikslu įdomaujasi? Tu supranti, kad yra feikinis skundas, kuris nieko bendro neturi su realybė. Kodėl tu įdomaujasi ir kodėl tu čia nagrinėjai? Ir ar tu manai, kad čia man įdomu apie tai šnekėti? Tu nori patenkinti savo supestą smalsumą ir dabar tu nagrinėsi tuos dalykus. Tai kaip pavyzdžiui, kaip kas nors, čia yra geras pavyzdys irgi, jeigu ten kieno nors ten, sakykime, numiršta tėvas, tai tavo šnekėjimas turėtų būti normalus, socialus šnekėjimas, yra apie tai, kaip tas žmogus jaučiasi ir apie tai, ką tu jam gali padėti. Bet kiti, žinokit, net nebūdami gydytojais, pradeda nagrinėti dalykus, o tai seniai sirgo, o tai kuo gydėsi, o tai kokia ten galutinė diagnozė, o tai kokia mirties priežastis, o tai kokius laidojimo namus veši, o brangų grabą pirksi, o kokiuose kapinėse laidosi, o tai turi vietą kapinėse, ar turėsi problemų, kur palaidoti ar ne, o tai kodėl nekremuoji, arba kodėl kremuoji, arba dar kas nors. Fuck off. Čia yra visiškai antisocialūs klausimai. Ir vienas iš dalykų, kuriuos specialistai, psichiatrai ir psichologai sako būtent apie antisocialų asmenybės sutrikimą, yra tokie, kad žmonėms reikia atkreipti dėmesį į tai, kad gydymas antisocialių žmonių su antisocialiu asmenybės sutrikimu, jisai neturi labai geros prognozės, ten jų išgyja nedaug. Yra toksai vienas dar dalykas, kad su amžiumi pakankamai daugeliui sumažėja tam tikrų antisocialumo tendencijų. Yra tokia teorija, kad ateina labai vėlai branda ir kad žmonės, kurie yra antisocialūs,
tiesiog tokie neatsakingi, vėlyvi, pasenę paaugliai. Galima ir taip sakyti, todėl kad paaugliškas antisocialumas, paaugliškas maištaujantis elgesys, nepaisymas socialinių normų, ten specialiai šaukiantis elgesys, tai jisai turi visai kitokią prigimtį. Paauglystėje eina labai dideli iššūkiai, labai dideli lūžiai, kurie dažniausiai reiškia, kad žmogus nelabai pataiko kaip elgtis ir kad jam yra toks didelis iššūkis būti priimtam visuomenės ir surasti savo naują vietą sociume, nes jisai nustojo būti vaiku, o kaip suaugęs jisai dar nepriimamas, kad jisai tikrai daugelio tų normų nepaiso ir kai kurių nepaiso arba iš nepatyrimo, arba todėl, kad jisai šeimoje, artimoje aplinkoje neturėjo pakankamai gero elgesio modelio, pakankamai aiškaus. Todėl, kad vaikai juk išmoksta dalykus ne iš auklėjimo, o vaikai išmoksta dalykus iš, kopijuodami, žiūrėdami savo tėvus. Ir jeigu jisai tokių tėvų neturi, arba jeigu tėvai yra fucked up, ta prasme, jeigu tėvo namie nėra apskritai, jeigu jisai auga single parent householde, yra didesnė rizika, kad jisai pasimes būtent su tom socialinio elgesio normom, todėl kad jį greičiausiai auklės antisociali aplinka. Antisocialūs aplinkos atstovai, kurie kažkokius tai nesugalvos, o jam priklijuos tos elgesio būdus, kad galima, pavyzdžiui, atiminėti iš kitų jų turtą, nes visi atiminėja, galima vogti kažką tai, nes visi vagia, galima daužyti žmogų į snukį, jeigu tau nepatiko, ką jisai pasakė, nes kiti taip daro ir panašiai. Ir būtent vienas dalykas, pavyzdžiui, nustatytas psichologų, kodėl tokie yra dideli procentai juodaodžių bendruomenė Jungtinėse Amerikos valstijose nusikalstamumo. Pagrindinė priežastis yra tokia, kad ten labai didelis procentas jaunų žmonių, vaikų, paauglių užaugo householde, namų ūkyje, kur juos augino vieniša mama, kur tėvas tik tai apsėklino ir tėvas dingo, arba niekada net su ta motina nesiruošė gyventi. Ir tėvo kaip elgesio modelio, kaip kažkokios tai, reguliuojančios figūros, standarto figūros jo net nebuvo. Ir būtent todėl susidaro jau toliau tokia situacija, kad reiškia, kadangi tų tėvų nėra, yra tik tai motina, tai vaikai lengviau nueina neteisingų, klaidingų, pavojingų kelių. Vienas iš dalykų, į kurį atkreiptinas taip pat irgi yra dėmesys, kodėl taip atsitiko. Taip atsitiko todėl, kad po Antrojo pasaulinio karo, ypatingai siekiant tos vadinamos positive discrimination tikslų, teigiamosios diskriminacijos, Jungtinėse Amerikos valstijose atsirado sistema, kur vienišos motinos galėjo gauti pakankamai didelės išmokas, pakankamai didelį tą socialinį welfare
Ir nuo to susidarydavo tokia situacija, kad joms visai tokio socialinio ir ekonominio spaudimo, kad formuoti normalius santykius ir normalias šeimas ir vaikus gimdyti ir auginti normalios šeimos sąlygomis, jiems tokio nelabai ir buvo. Tai joms neegzistavo ir tokioj situacijoj atsitikdavo tai, kad vis dėlto atsitikdavo tai, kad pasikeitė ta socialinė sandara ir pasikeitė to auklėjimo ir vystymosi, psichologinio vystymosi, asmenybės vystymosi tokie pamatai tam tikroj statistiškai reikšmingoj visuomenės dalyje. Apie tai kurį laiką nebuvo kalbama, buvo vengiama kalbėti, kadangi tai politiškai nekorektiška ir buvo ten panašios studijos laikomos tam tikrų rasizmų. Ir kad negalima kalbėti apie tai, kad čia visuomenės dalis kažkokiais netais keliais nuėjo. Reikia kalbėti apie tai, kad istorinis rasizmas, jisai padarė žmonės aukomis ir mes jiems amžinai skolingi. Bet čia jau mes nueinam į BLM fenomeną ir kam jo reikėjo ir kam reikėjo kitų visų woke society aukų kūrimo, aukų grupių kūrimo ir panašiai. Ir apie tai aš labai noriu padaryti laidą, todėl kad tai yra be galo įdomi tema, kai specialiai identifikuoji visuomenės dalis, tam tikrus visuomenės veikėjus, kad galėtum juos paskelbti aukomis ir kad galėtum juos paskui ginti ir kad galėtum jų naudai neva perskirstyti kitų turtą ar resursus. Tai labai toksai įdomus dalykas, tai yra būtent aukos skatinimo fenomenas. Mes labai daug matėm Jungtinėse Amerikos valstijose prie Bideno administracijos ir prieš tai prie Obamos, galbūt kažkiek mažiau administracijos, bet tai yra žiauriai įdomus dalykas, todėl kad kai tik tu padarai kažkokias tai aukas, tai tu gali įkurdinėti lygių teisių visokius kontrolierius, institutus, etatinius ir fondų apmokamus saugotojus mažumų ir nuskriaustųjų ir taip toliau. Ir čia tas pats yra su tikriausiai antisocialiu elgesiu. Matot, ir aš pasakiau asocialiu. Tas pats yra su antisocialiu elgesiu, kad tas elgesys turi būti tinkamai užkardomas ir tas elgesys turi būti kažkokia tai tinkamas visuomenės atsakymas. Ir žmonės turi būti ginami nuo tokio elgesio, o neturi būti sakoma, kad jeigu jisai iš tavęs pavogė batus, tai tu labai neverk, tikiuosi tavo batai buvo apdrausti, o apie jį mes dabar pašnekėkim, kaip visuomenė feilino, kaip visuomenė ką padarė blogai, kad jisai tapo tokiu auka ir buvo priverstas vogti batus. Arba vogti automobilį, arba apsigyventi nelegaliai, skvotinti kažkokiam tai name ir panašiai, ir taip toliau. Tai čia toksai tokia labai didelė tema, į kurią aš dabar pats įsileidau. Paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti dar apie antisocialų
asmenybės sutrikimą, kad labai daug sociopatų, ypatingai tie, kurie eina pas gydytojus, ir sociopatus yra pavojinga gydyti, nes jie neturėdami empatijos ir neturėdami vertybių, jie išmoksta imituoti kai kuriuos dalykus, jie išmoksta apsimetinėti, ir tai tame yra pakankamai didelis pavojus ir blogybė, kadangi jie bando visaip pavaizduoti ir moka pavaizduoti, kad jie moka užsidėti feikinę užuojautą, pasakyti teisingus dalykus, nors jie jų visiškai nejaučia, bet jie gali pasakyti teisingus dalykus ir maždaug tenai kartoti, tu tikriausiai labai blogai jautiesi, arba sakyti, ar galiu tau ko nors padėti, nors jie nieko negali padėti ir nesiruošia nieko padėti, bet maždaug gali tai pasakyti ir panašiai. Ir šitie dalykai yra, jie yra pakankamai tokie baisus yra. Tai va, sociopatai labai dažnai maskuojasi ir visiems, ypatingai tie, kurie šiek tiek yra apgydyti, arba tie, kurie buvo terapijoje, jie savo prisirašo dėmesio deficito, ADHD ir hiperaktyvumo sutrikimą. Tai dažniausiai naudojamas jų toksai gynybos mechanizmas, kadangi nelabai kas nori prisipažinti esąs sociopatu, bet pavyzdžiui visiškai galima prisipažinti, kad turi ADHD. Čia ne aš, čia mano ADHD. Ir daugelis žmonių, jūs pamatysit, kad tie žmonės, kurie savo prisirašinėja feikinį ADHD, jie tiesiog išmokę yra maskuoti savo antisocialius arba net nusikalstamus elgesius. Tai yra pakankamai bjauru, bet jūs dažnai galite tokius dalykus pastebėti, dažnai galite tokius dalykus pamatyti. Kad būtent jie užsiima savo tokių elgesių maskavimu per tam tikrą prirašymą kitos, prisirašymą, prisiskyrimą, prisidiagnozavimą savo kitokios būklės, kuri jų nuomonė yra labiau socialiai priimtina. Ir jie gali sakyti, kad čia yra mano neciniškas elgesys ir nenusikalstamas, tiesiog čia yra mano ADHD. Žmonės dažnai tokiais dalykais maskuoja savo būtent amoralius kažkokius elgesius, brovimasi į kitų žmonių asmens ribas, prievartą prieš kitus asmenis, kitų asmenų eksploatavimą, freeloadinimą, visokį prisikrovimą savo svetimo gero, prisiskyrimą savo svetimo gero, manipulacijas ir panašius kitus dalykus. Darbe galite tai dažnai pastebėti ir jie sakys, kad čia mano tiesiog yra ADHD, tai čia su manim reikia kitaip elgtis. Yra vienas sudėtingas klausimas, ką daryti su sociopatais, kurie padaro nusikaltimus ir ką sako psichologijos arba psichiatrijos įvertinimo eigoj specialistai. Bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose, aš nežinau tiesiog kaip Lietuvoje, todėl kad mažai studijavęs Lietuvoje šitą praktiką, bet Jungtinėse Amerikos valstijose yra du dalykai išskiriami, kurie yra toli gražu netapatus. Tai yra, ar asmuo, kuris padarė kažkokią tai nusikaltimą, turėjo impulsą,
kuriam jisai negalėjo atsispirti, ar jisai turėjo impulsą, kuriam jisai nepasirinko atsispirti, arba pasirinko neatsispirti, pasirinko paklusti. Todėl, kad ne visi impulsai yra vienodi, ne visi impulsai yra tapatus ir tai yra skirtingos komandos, skirtingi elgesiai ir tai reikia suvokti. Ir būtent tas dalykas dažnai į jį nėra, pasakykim taip, dažnai į jį nėra atsižvelgiama paprastų žmonių, bet teismo psichiatrinė ekspertizė, jinai išskiria šituos du dalykus ir žmonės, kurie turi sociopatinį asmenybės sutrikimą, dažniau yra antisocialų asmenybės sutrikimą, tie žmonės, kurie turi, jie dažniau yra nustatomi arba konsensusas yra toksai, kad jie turėjo impulsą, kuriam jie pasirinko neatsispirti. Tai yra, jie vis dar turi laisvą valią, kurią jie sugeba kontroliuoti savo reakcijas į tam tikrus impulsus. Todėl tai, kad žmogus yra sociopatas, tai, kad žmogus turi antisocialų asmenybės sutrikimą, visiškai nesako to, kad jisai galėtų kažkaip tai elgtis kaip nori ir už tai neatsako. Tai nepadaro jo nepakaltinamu. Jisai atsako už savo veiksmus ir jisai atsako už savo veiksmų pasekmes. Ir čia lygiai tas pats yra pasakyta ir manoma, ir aš esu ne kartą pats sakęs apie tėvus, nuo kurių dažnai norima nukrauti atsakomybę, nes jie atseit patys taip augo. Jie patys taip galvojo, čia buvo jų toksai gyvenimas ir atstokit nuo jų, todėl kad jie galvoja kitaip, jie suformuoti kitaip ir taip toliau. Ir būtent todėl jie skriaudė ir traumavo savo vaikus, bet jų negalima dėl to kaltinti. Kaltinimas yra kitas dalykas, bet atsakomybė turi būti, nes jie buvo vis dar pakaltinami ir jie buvo atsakantis už savo veiksmus. Nors jie buvo ir traumuoti, nors jie buvo ir paveikti kažkokių tai dalykų. Vis tiek tu už savo veiksmus atsakai. Ir tas pats pasakytina apie būtent asmenis su antisocialiu asmenybės sutrikimu. Atvažiavome prie Senosios Varėnos baidyklinio Eifelio bokšto, jisai nuostabus, jisai mažina avaringumą, kadangi visi labai pristabdo ir žiūri ir baisisi šituo dalyku. Bet tai ir baigs mūsų laidą. Mes esam dabar Senojoj Varėnoj, o aš su šuniuku norėsiu eksplorinti kai kuriuos dar neeksplorintus takus aplink Varėną. Bet čia nežinau, ar tai jums labai įdomu. Saulėta diena, šiandien šilta, šiandien yra nuostabus oras, yra dabar 13 laipsnių ir nereikėtų netgi striukės, jeigu nebūtų taip vėjuota, kaip šiandien yra. Daug ir eismo, daug ir mašinų, iš tikrųjų Senoji Varėna, kuri paprastai yra užmigus, užsnūdus, tas miestelis, kuris yra tėvynė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, jisai būtent yra iš Senosios Varėnos, o tada lenkiškai vadinosi Oranai. Ir čia yra būtent tikroji ta Varėna.
jinai yra pagrindinė Varėna, ta, kuri yra rajono centras, kuri yra už kelių kilometrų, tai yra jau sovietinis darinys. Tai va, būtent iš čia Čiurlionis ir yra kilęs. Labai keista, bet labai daugelis žmonių šito kažkaip tai nežino, ar į tai nekreipia dėmesio. Nors gal ir Čiurlionis ne visiems įdomu, bet ten tai tas žmogus turėjo atrodyti tais senais laikais visiškas keistuolis. Daug kas jį vadino, tiesą sakant, ir bepročiu ar puspročiu, ar visiškai neprisitaikiusiu socialiai. Dar vieno termino mes neprisimename, tai tokio socially maladjusted, socialiai neprisitaikę žmonės. Tai yra senas aprašymas angliškas žmonių, kurie galbūt neturi kažkaip tai neturi didelio kišimosi į kitų žmonių gyvenimą, arba visai nesikiša, kitiems žmonėms netrukdo gyventi, nevagia, neatiminėja, neprievartauja ir panašiai. Tačiau jie yra patriarchaliniai visuomeniai, atrodo keisti. O šiaip senoji patriarchalinė ta visuomenė, sakykime, viduramžiškos sanklodos visuomenė, jinai buvo labai nepakanti keistiems žmonėms ir būtent tam, ką vadino asocialais, tai išsišokėliams, keistuoliams ir kitiems žmonėms. Tai jie buvo suprantami kaip tam tikra grėsmė, todėl kad jų nemokėjo, nesugebėjo jokiais būdais prognozuoti, o jeigu tu kažko tai nemoki prognozuoti, tai jau čia nieko gero, todėl kad jeigu tu kažko tai neprognozuoji, tai ten tikriausiai bus kas nors blogo ir kas nors labai pavojingo. Artėjame prie naujosios antrosios Varėnos, o laidą laikas jau tikrai baigti, nes negaliu sustoti, bet žinot, kadangi filmuoju ir yra taip gražu ir taip faina, tai kažkaip tai mane džiugina ir skatina malti liežuviu ir toliau. Gerai, mes jau beveik atvažiavom ir temą išnekėjom, tema atrodo labai didelė, bet kada nors gal ir pratęsim apie būtent sociopatiją ir antisocialius žmones. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad remiat ir iki kitų kartų.